Porą dienų buvau pastrigęs Načange, šitame mieste, iš kurio dabar išvažiuoju. Nes siautė taifūnas, tai važiuot galimybių nebuvo. Jis praėjo, tai galima judėti toliau. Saulė po taifūno išlindus, šildo kaitina. Galima būtų ir paplūdimy pagulėti. Jei būtų toks noras. Pirmasis kelionės dienas kuprinę visą laiką laikiau ant pečių. Yra reikalų tą daryti, kol supratau, kad mano kuprinė turi galimybę prisitvirtinti prie motociklo. Gerą kuprinę įsigijau, nesigailiu nei kiek, nei vieną centą. Tai dabar turėtų būti laisviau pečiams. Gal ir užpakalio taip stipriai nenusėdėsiu ant to motociklo, ant Pikachu. Reikia įprasakyti Pikachu. Taip, šiandien truputėlį dar pakrantės važiuoju. Kiek pavyks. Ir judu toliau link šiaurinės pusės. Tai truputėlį pakrantės, po to nusuksiu link žemyninės dalies, labiau gilumą žemyno šalies. Važiuoti beveik 300 km, tai visą dieną praktiškai ir važiuosiu. Pavyko išvažiuoti anksti, net ir išsimiegojęs esu. Miegas jau darosi neblogas, visai kokybiškas. Po skrydžio gal pirmos kelios naktis buvo sunkesnės. Nepasakyčiau, kad didelis jetlagas buvo, bet jautėsi kažkiek. Svarbiausia, kad kondicionierius būtų kambaryje ir viskas, daugiau nieko nereikia. Nes be kondicionieriaus čia pražūt galima. Načangas rusų pamėgtas miestas, kurortas. Jų čia daugybė. Pirmą vakarą tik atvykęs buvau išėjęs pasivaikščioti truputėlį pakrantę, pramankštint kojas. Tai rusų kalbą girdėjau dažniau nei vietinė. Vieną parduotuvę buvau užėjęs, tai net mokėtiną sumą vietinis vietnamietis rusiškai bandė pasakyti. Veidas matyt panašus į slavišką. Mokosi, prisitaiko. Truputėlį pakrantės, kuri per krūmus matosi. Žmonės irgi sustoja, pasigroži. Gražus, ramus rytas. Pasirodo, dar gausiu truputėlį pamatyti tos gražios pakrantės. Jinai ties Načangu nesibaigė, baigėsi truputėlį toliau ir truputėlį gavau aš to vaizdą. Ir po taifūno rami pakrantė, pasigrožėt galima ramiai. Ir aš būsiu tas, kuris pažeidinėja taisyklės. Čia po taifūno kelią tvarko. Tuomet aš čia pusiau legaliai pažeidinėjau taisyklės. Grįžtam į eismą ar ne? Grįžtam gal? Išsukau iš greitkelio. Lendu gilyn į šalies vidurį, bent jau kol kas. Kažkiek pavažiuosiu tikriausiai kalnais. Ir po to vėl judėsiu link pakrantės, kur užbaigsiu dieną. Oras superinis, važiuoti šiandien.
bešnekėdamas ir duobes susirinksiu visas. Ką čia rodo, man beveik 300 km, tai visą dieną važiuosiu šiandien. 300 km. Yra ką veikti Vietname. Bet jau kažkurią dieną buvau tiek įveikęs. Viskas bus gerai. O vietinės kapinaitės. Šiandien ryt jau reiktų Pikachu reikia nuvaryti į techninį aptarnavimą, kad pakeistų tepalus, įtemptų grandinę, padangų slėgį patikrintų. Kažkurio metu šiandien arba rytoj jau reikės tą padaryti, susirasti servisą, kas tą padarys. Kiek žinau, servisą susirasti nėra sudėtinga visiškai. O aš negaliu atsidžiaugti, kad dašilo mano galvai, kad kuprinę galiu prisirišti prie motociklo, ar prie rėmo, ar prie šio, mano atveju prie daiktų maišo, kuris yra pritvirtintas prie motociklo rėmo. Žodžiu, game changeris. Opa. Kaip bulka, kaip jis tam vadinosi, rusiškas šitas mikriukas. Batonas, bulka, neatsimenu dabar, kaip jis tam vadinosi. Ja, komunistinė valstybė daug gavus iš rusų. Technikos prasme, matyti ir finansinė prasme, šitų karo laikų, Vietnamo karo. Iki šiol tą techniką ir naudoja. Va, normalūs keliai. Vietinės reikšmės keliukas, gamta aplinkui, judėjimas minimalus. Kaifas. Aplink kalnai. Ar kalvos, kaip čia pavadinu gerai, kairėje pusėje tikrai kalnai. Nu, tikresnio vietnamietiško kelio negali būti nei šis. Elektros laidai va. Ranka pasiekiami. Daug kur taip pastebėjau. Pernai, kai buvau ypatingai Fukuok saloje, ten ypatingai žemai laidai kabodavo miesto centre, pačiam mieste. Eini ir su galvos lygyje viskas kaba, daugybė laidų. Nesmagu truputėlį praeinant, bet kadangi statistinis vietnamietis dar žemesnis už mane, tai jiems laidų tos vijos visos, ne vijos, o tiesiog laidai pakankamai aukštai. Ajajaj, ir autobusas prieki. Na, gal jį pavyks aplenkt, kad negadintų man vaizdą. Koks maladėts, praleido. Aha, matau už tave. Čia atsargiai reikia. O, tai čia ir išplautas kelias. Nepalieksiu, pasirodo, reikia atsargiai varyti.
Pasakiškas grožis. Medžių tik tai, va čia galėtų priekį būt mažiau. Tai atsivertų dar gražesnis vaizdas. Elektros laidai per vandens telkinį ant stulpų sukabinti. Į tokį vandens telkinį nelabai drįsčiau lyst. Medžiai paguldyti visur. Geras vėjukas prasinešė ir lietutis. Ženklą nunešė vieną. Miestelis šalia miestelio. Tik pravažiavau dar vieną. Kas kelis kilometrus. Maži miesteliai. Ramus. Žmonės patys savo kažko užsiėmė. Dabar aišku visi užsiėmė tvarkymuisi po taifūno. Viskas išguldyta. Bet jie čia niekur neskuba, kaip aš matau. Kiek aš matau. Jo, tokios situacijos. Ir po to tik tai BAM! Ir Raimis sako, opa! Kaip načangė spėjau užfiksuoti. Tiksliau, net nespėjau, pavyko, nes kamera buvo įjungta. Jau tada būčiau aš kentėjęs, o ne kažkas kitas. Čia jau spėjo ryžių laukas. Daigai išlindę, vanduo, greičiausiai ryžiai. Ir sustojau. Čia pravažiavimas ir visas yra apsemtas. Kažkoks ženklas, einu užsiversiu. Kas parašyta. Jo, flooded road ir nėra pravažiavimų. Žodžiu, reikia važiuoti aplinkui. Jo, aš ten nusileidau. Ir dabar teks suktis aplinkelio ieškoti Pikachu. Dar nepurvinas, švarus. Va, kaip minėjau, galiu prisirišti kuprinę, prisisegt. Prie motociklo ir ramu. Bet va, vietiniai žiūriu, kapoja toliau. Tas per vidurį su motoroleriu, ką jis tam bando išvažiuoti, pastrigo, išsikelt nesugeba. Aš tai tikrai nelysiu į vandenį su batais. Žodžiu, peržiūrim maršrutą, teks ieškoti aplinkkelio, kaip apvažiuoti. Taip, atrodo, čia galima pervažiuoti. Jo, va čia ir važiuosiu į kairę. Praleisiu tik tai žmogų. Nužiūrim, kaip čia man seksis. Yra pravažiavimas šioks toks. Pravažiuosim. Ten priekį irgi matau užlieta, bet lyg normaliai. Ar ne? Bandom važiuoti, plaunu kojas.
Geras. Hello, xin chào. O, čia giliau biškelį. Atrodo, čia teisingai važiuoju. Dar įdomesnis kelias. Kokosai. Taip, čia į dešinę, į kairę. O, čia reikia atsargiai. Gerai, kad su šalmu. Būtų šaka nunešus galvą. Wow. Va. Nuslydau biškelį. A čia vėl vanduo. Kaži pravažiuos ar ne. Pažiūrėsim, ką tas dviratininkas veiks. Jis važiuoja. It's good? No? Come on. Come on. Pasirodo, reikia dar aplinkui važiuoti. Jo, rodo iki kaklo vandens. Nu jo, nepralysiu aš ten. Na gerai, bandžiau nukirsti, pasirodo, čia važiuoti reikės pagal navigaciją kažkaip kitaip. Tuo reikės sustot, dar kart žvilgtelt. Jo, viskas čia apsemta, viskas plaukia. Vadinas, man reikia galvoti planą B. Kaip tenai nuvažiuoti, kur aš noriu nuvažiuoti. Galvojau, čia pavyks apvažiuoti šitą balą. Panašu, kad apvažiuoti čia nelabai pavyksta. Reikia ieškoti platesnio kelio su pavėsiu ir tada stot, peržiūrėt dar kartą žemėlapį. Persiformavau maršrutą. Jis manęs vis tiek nenori, navigacija manęs nenori vesti taip, kaip aš noriu. Tai dabar total rodo 380 km beveik važiuoja dar iki galutinio šiandienos taško. Bet ten po to jis ratais, kvadratais pradeda rodyt. Žodžiu, reikės vėl persikalibruot, persinaviguot, kur važiuot. O kol kas toliau varau. Nereikia norėti, kad viskas bus pagal planą. Daugiau vietiniais keliukais pasivažinėsiu. Oho, kokią malką nusivežė. Taip. Atsargiai.
Smėlis, slidu. Tai, va, matau, ten posūkis, mašiniukas važiuoja mėlynas. Jeigu važiuoja, vadinasi, važiuot gerai ten bus. Tada ir aš ten važiuoju. O, išlindau pagaliau į kažką. Dabar reikia užsukti degalinę. Lyg navigacijai matau, degalinė bus. Čia, čia ne degalinė, ten tiesiai toliau. Agribank. Va, bankui Vietname, tai pavadinimų nežinau, kokių, 10 tai kaip minimum, tikrai. Bankų čia labai daug skirtingų. 100 milijonų gyventojų, nėra ko norėt. Xin chào. Full. Đây bên. Đây bên. Yeah, Dai Ben. Dai Ben reiškia pilnas. Pilnas bakas. Kažkurią naktį bandžiau užmigti, tiksliau vakare, ausyse ūžė tas motociklo garsas, nes visą dieną sėdė ant jo, važiuoja ir burzgimą girdi. Tai gulėjau lovoj, bandžiau užmigti ir tą burzgimą girdėjau visą laiką ausyse. Kaip jiems patinka spaust, tą signalą. O man nepatinka važiuoti per smėlį. Tas Oluchas dar važiuoja kelkraščiu, dar kelia viską. O, čia gerai stogą nunešiojo. Aha, čia irgi prasinešė gerai. Vėjelis su lietučiu. Ja, puikiai gamta, puikus oras gerus metus, bet yra sava kaina. Oi, ten mašiniukas. Oho. Gerai užšoko. Pakilimo takas. Viską čia taifūnas išnešiojo, nieko nepaliko sveiko. Stogus nunešė, ištaškė viską. Vėl kalnai, debesuoti kalnai. Viršų lyja, bet aš juos apvažiuosiu per dešinę pusę. O, iš niekur išnėrė, nemačiau visiškai. Pasitiks mane tas lietus ar ne? Šiandien neturiu nuotaikos šlapt. Galėtų ir nepasivyti. Tai čia gal kalnuose labiau laikosi. Manęs gal neužklups. Au. Aš turiu įtarimą, kad būsiu ne apie tą miestelį pagalvojęs, kaip minėjau, kad autentiškas Vietnamo miestelis
Čia bus tiesiog Lovely City. Nes matau, tolumoje stovi dideli pastatai, baltos spalvos, tai matyt gal būsiu suklydęs. Kažkur kitur žemėlapyje vadinas buvo autentiškas miestelis, į kurį galima užsukti kaip į muziejų. Gal kelionės metu dar gal bus jisai. Gal dabar tiesiog sumaišiau. Oh well. Jep, taip ir bus. Tiesiog miestas. Aš dar aišku nenusukau į geresnį, ne tiek į geresnį kelią, bet į vaizdingesnį. Pro miestą patį pravažiuot. Pro visą autentiką. Nu, bet tai ką. Ne miestą pažiūrėt važiuoju. Va, viskas, o čia ištaškyta, išlaužyta, išgriauta, išlūžę, nuvirtę. Ir vėl į trafiką papuolu. Vėl daug motociklų. Pip, 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 pip. Čia kuris pirmas per signalą kals, tas pirmas ir važiuoja. Nėra čia dešinės rankos taisyklės, pagrindinio kelio, nusišikt. Privažiavau sankryžą, užsimerkiau ir viskas. Darykit, ką norit. O aš nuvažiuosiu dabar iki taško, laidas kaba, kurį esu užsipininęs, nes tai galutinis mano taškas šiandienos. Ir tada ieškosiu, kur miegot. O čia dabar sankryža, su visais reikia varyt. Mašinos tikrai pralėks. Mašinos, automobiliai čia negalvoja apie kažkokį pasikoregavimą. Važiuoja ir važiuoja, viskas. Jeigu tu jas nepraleidi, tai būsi nuskintas. Štai ir viskas. Pasiekiau savo dienos tikslą. Durniukai. Dienos tikslas pasiektas. Kiek čia nuvažiuota? Pažiūrim. Beveik 300 km. 6,5 valandos kelionė. Gerai, ieškau, kur apsistot nakvyniai. Vakaras mano dar kol kas nesibaigia. Pasirodo, visa mieste elektra dingo dėl taifūno. Niekas nedirba, 2 viešbučius jau bandžiau. Sako, sorry, elektros nėra visam mieste. Atsiras tik tai 11 vakare, o man važiuoti į kitą miestą jau nebeapsimoka, nes tai tam pradeda. Tai, žodžiu, va čia kažkas veikia, nes jie generatorių, sakė, turi. Eisiu gal pavalgyt, jeigu vietos yra. Šūduva čia gaunasi. Ten, kur restoranas darytas, žinoma, natūralu, nėra vietos. O aš pagalvojau 6 valandas laukti, kol leis į viešbutį, ar leis ar neįleis, neaišku. Važiuoju aš tolyn nuo šito miesto. Gal ten bus elektra, kažką užsibukinsiu. Važiuoti valandą. Valandą važiuoti, aš turiu skambutį už beveik 2 valandų. Bandom.
Jei kas, palapinę turiu. Važiuoju ir nežinau, ar kitame mieste bus elektra, nebus elektros. Jau beveik tamsu. Dar man važiuoti pusę valandos mažiausiai. Tikiuosi, tenai nebus praėjęs taifūnas pro tą miestą ir elektra bus. Nes kol kas aplinkui va tamsu. Tamsu. Niekas neturi elektros, niekas neturi interneto, vandens, nieko nėra, sakė. Viskas uždaryta, visi laukia. Sako, 11 valandą turėtų viskas atsirast, tai čia už 6 valandų. O ką man 6 valandas veikti, aš ir valgyti noriu ir, sakiau, skambutį turiu. Tai va, tai bandau pasiekti sekantį miestą ir tada žiūrėsim. Į ką palapinę turiu maiše ant motociklo. Kažkur kelkraštį kokiam nors griūsiu ir viskas, ir ką, nieko nepadarysi. Lietaus lyg nenusimato. Šiandien diena tokia visiškai nesklandi, visiškai ne pagal planą. Turbūt viskas pagal planą ir negali būti. Kai važiuoji per didelę valstybę, kai ir oro sąlygos keičiasi pastoviai, ne tiek temperatūra, kiek lietus, saulė. Taifūnas, audra. Vienoje vietoje važiuodamas mačiau, net laivą į krantą užmetė. Audra matyt bangavo gerai. Tai užmetė visą laivą. Pasvyręs ant šono guli. Jo, net šviestuvai neveikia. Kitoje pusėje keli šviestuvai veikia, matyt generatorius. Vos viduriu. Žiedo viduriu vos neperlėkiau. Būčiau peršokęs. Gerai, kad ten navigaciją pasižiūrėjau. Reikia būti atsargiam. Nes lempos ne itin gerai šviečia. Su fūrom gal reikia važiuoti. Šviesos geresnės. Matomumas geresnis. Nuogąstauju dabar, kad nebūtų visam regione dingus elektra. Pagalvojau, elektra atsirado, bet degalinė matyt su savo generatorium. Nes iš toli mačiau šviesas, o čia jau vėl dingo visos šviesos. Žodžiu, elektros vis dar nėra, ryšio taip pat niekur nėra. Nieko negaliu bukintis, žodžiu, važiuoju tolyn, važiuosiu naktį, nieko baisaus, smagumėlis bus, kažkur nuvažiuosiu iki 11, gal tada ryšys atsiras, o jeigu neatsiras, ką padarysi? Šiandien diena pilna siurprizų. Vis tolyn važiuoju, bet elektros nesimato, kad būtų. Čia stendai visokie nuo generatorių dirba. Bet nieko. Atlikau skambutį. Biškelį konsultaciją turėjau. Ir viskas. Ir dabar aš laisvas. Laisvas reiškia važiuoti, laimę bandyti kitam viešbutį. Aišku, čia, kur esu, irgi yra viešbučių, bet
neverta čia apsistoti, aš vis tiek čia elektros ir šiandien nebus, jie manęs vis tiek nepriims. Važiuoju toliau į šiaurę. Gal tenai atsiras kažkas, elektra, kas galės mane priimti, koks viešbutis. O važiuoti nei daug, nei mažai 3 valandas. 3 valandas 140 km važiuosiu. O, šlapia. Jau 140 km, 3 valandas kelio. Važiuoju savo nakčia ir nieko baisaus. Čia tokių 40 km atkarpėlę turėjau. Gal ten ir vaizdai buvo neblogi visai. Gaila, kad nepamatysiu aš jų. Bet va jau dabar nuo čia, kur važiuoju, iki pat galimo viešbučio potencialaus. Kelias bus niūrus, be vaizdų, kiek skaičiau, kiek žinau, kiek domėjausi. Tai nelabai kažką ir prarandu. Tik tiek, kad naktį važiuoju, naktį nėra saugu važiuoti, bet vis kažkas įdomesnio. Pasieksiu tikslą ir žiūrėsiu, ką daryti toliau. Viskas priklausys nuo to, ar bus elektros tinklai vėl pajungti ir vėl būsim civilizuoti. Nes, kaip sakiau, nėra nei interneto, nei elektros, nieko visiškai. Vietnamas tamsoje. Taifūnas praskrito, dar ir pranešimą gavau įspėjamąjį, kad mano kelyje atseit važiuok atsargiai, nes gali taifūnas užklupti, bet pasižiūrėjau orus, pasižiūrėjau tą, kaip čia, palydovą, kritulių tikimybę ir kaip tas taifūnas juda, tai sausą lyt net neturėtų, viskas turėtų būti gerai. Atsisėdau ant policijos šiknos ir važiuoju. Gerai. Kelias šviesesnis. Kartais ir slidesnis gali būti, reikia labai atsargiai. Gal geros žinios, čia žiūriu, šviesos mirguliuoja, dega čia kažkas kažkur, gal jau atsirado šviesoforai veikia, tai vadinasi, turėtų būti elektra. Nu, puiku, viskas. Gal jau dabar bus ramiau. Važiuoju 2,5 valandos. Ne. Aš dar paskui sponsorių važiuoju. Jau galvojau, nusuks mano sponsorius. Bet ne. Važiuojam į tą pačią pusę. Pikachu 90 beveik važiuoju, 85. Pagal navigaciją 76. Vėjas pučia, nelabai šilta, bet normaliai. Dar nešalu. Mano sponsorius tik tai tolsta nuo manęs. Nebepavysiu, aš jau jo nuskrido. Teks vienam tamsoj važiuoti. Ir aš šalu. Nenoriu stoti, ieškoti savo maiše giliai padėtų termo marškinėlių. Tai užsimetęs lietaus striukę važiuoju, bet didžiulė drėgmė po taifūno gerai griebė, ta drėgmė visa šalta. Dar dantimis nekalenu, bet
bet nebemalonu važiuoti. Ir šiaip pavargau jau ir kelius skauda, ne pirmos jaunystės keliai, ir nugara pavargo. Nežinau, kiek aš nuvažiavau jau kokius 4 gal šimtus, gal bus 500. Žodžiu, kai atvažiuosiu į vietą, matysiu, jeigu tai bus pabaiga. Gal visgi dar ne pabaiga, gal toliau nuotykis kas nors laukia. Bet jo, kol kas man jau vėsu, rankos šąla, kūnas vėsta. O iki potencialaus viešbutuko dar ilgai kapot. Wow, staigus posūkis čia kažkur. Tiksliau toks lenktas posūkis. Jau jaučiu nuovargį. Budrumas silpnėja. Norėčiau jau išsitiest ir pamiegot. Miegas kaip miegas, dar neima, bet išsitiest tai tikrai norėčiau. Valandą turim 10. Man pensininkui jau laikas miegot. Tik šnekėjau, kad labai daug medžių, krūmų nuo kelio dar nepatraukta ir kol aš šneku, nei vieno dabar nebuvo. Bet dangus giedras, tai nepataikysiu į jokį lietų, taifūną ar dar ką nors. Va, medžiai va tai va voliojasi, nepatraukti, negali ir paspausti. Apšvietimo nėra, Pikachu šviečia silpnokai iš esmės. Tos krūmus pamatau jau čia prie pat praktiškai, tai tad lėkt nelabai galiu. Opa, va. Taip ir voliojasi pilna visko. Tik patrauk akis link navigacijos ir opa! Sudėtingos sąlygos. Turim, ką turim. Wow. Nurdinėlė. Gavosi kosmosas. Nuvažiavau į Mikį to savo šiandienos planuoto galutinio taško. Pasirodo, visą miestą dingusi elektra dėl praėjusio taifūno. Žodžiu, nei interneto, nei elektros, niekas nepriema bookingų. Nusprendžiau važiuoti iki sekančio miestelio, tikėdamasis, kad atsiras, tiksliau neatsiras, o sekančiam miestelėje bus nenutrūkęs elektros tiekimas. 40 km dar papildomai nuvažiavau, pasirodo visur dingus elektra, tai nusprendžiau dar daugiau šauti į šiaurę. Ir žiūriu dabar kiek gavosi, šiandien numyniau 511 km. Kosmosas, kadangi didžiausias greitis 60-70 visą laiką, tai aš visą dieną važiavau. Ir dabar yra 11 vakaro, tik dabar atvažiavau
Va, yra elektra, pasiėmiau homestėjų kambarį. Ilsėsiuos, eisiu miegoti, rytoj turbūt vėliau išvažiuosiu, nes gal pailsėt norėsis, nes jau pavargau ir kelius skauda, ir nugarą skauda, ir sėdynė pavargo. Reikia biškelį pailsėt, atsigaut ir tada tęsiu. Tai dar vienas nautas man pačiam po taifūno sekančią dieną geriau nevažiuoti niekur, nes keliai nesutvarkyti, prikritę medžių, lapų, šakų, krūmų, be proto sunku važiuoti, niekas nespėja tiksliau valyti, nei tarnybos, nei žmonės patys. Sudėtinga važiuoti, o ypač kai sugalvojau pats ant savo galvos vakare važiuoti, tamsių paros metu, tai košmaras visiškas ir dar šalta, pasidarė, nukrito temperatūra, žodžiu, visas šalis atvažiavau, net pėdas skauda. Tai va, tai einu ilsėtis, užteks.